panteriukai, su jumis aš jūsų mylimiausia Amelija ir šiandien yra video apie tai, kaip mes ruošiamės atostogom. Aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop, tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai ir tu dar drįsi žiūrėti mano video. Tai greitai nusileisk, atras tokį mygtuką prenumeruoti arba subscribe, paspauskit ir aš... Labas rytas, mano panteriukai. Tai šiandien yra mūsų vlogas, kaip mes ruošiamės atostogų. Tai žodžiu, šiandien aš neisiu į darbą, bet aš šiandieną dirbsiu tiesiog iš namų. Bet manęs darbo vietoj nebus. Tai žodžiu. Tai taip, šiandieną yra visai šilta, bet šiandien lys lietus. Tai yra labai blogai. Nu, bet nieko tokio. Labas rytas, mano panteriukai. Aišku, man vakar patiko viena vlogą filmuoti, šiandien aš jau nebe viena filmuoti. Nieko tokio. Bet įstatymas šiandien ruošiamės atostogom. Tai yra labai didelis pliusas, nes man atsibodo namie sėdėti, aš noriu kažkur važiuoti. Tai žodžiu. Mes eisim šiandieną, mano mama gal pasakė, gal ir nepasakė, bet šiandien mes eisim šopintis atostogom. Šopintis, mes pirksim ką ar dar kažką. Tai va. Aš jau atrodau, tai dabar aš leisiu žemyn. Po pusryčių. Tai taip, žodžiu, mes jau pavalgėm, pamaitinom mūsų gyvūnėlius ir dabar mes jau važiuojam. Nes mes šiandien kažkodėl, prasme, mes atsikėlėm šiandien 10 valandą, tai dabar, kai mes pagaminom pusryčius, kol dar pabuvom namuose, tai jau atėjo 12 valandą, taip. Ir mes jau važiuosime. Taip, mes atvažiavome jau į tokią parduotuvę, tai... Mes pažiūrėsim, ko čia yra. Tai, va.
Bet tenais ant va šitos mėlynos suknelės, tenais buvo parašyta, kad pas jūs bus 50% nuolaida. Taip, aš tik noriu pasakyti, kad jeigu suakt, būtų 65 eurų gali būti. Prašau. Ačiū, viso gero. Viso gero. Geros dienos. Žemė tokia kaip mes žygių, tokia kaip ir parduotuvytė, nu tai einam žiūrėt, ką čia yra gero. Einam. Dabar mes jau atvažiavome jau į prekybos centrą, tai prekybos centre mes ilgiau pavaikščiosim, nes gal yra čia kažko naujo arba gero, nežinau, bet jau matėt, kiek mes čia jau prisipirkom, tai jo, tikrai, nu dabar vaikščioti čia nais. Man atrodo, pas mane rankinukas kažkoks labai didelis, kad čia viskas telpa. A ne? Nu gerai. Vaikštom toliau. Po 1 valandos. Mes atėjome mūsų mėgstamiausią kavinukę, nes mes čia jau vaikštom jau 1 valandą. Ir mes nusprendėme, mes jau norime valgyti, tai mes eisime maistą užsisakinėti, tai va. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą mano video, tikiuosi jums patiko. Tai dabar iki.